хорошая техника. Техніка молодша, Девятый, ну, užėmė antrą vietą, taip? Taip. Nu, kodėl tai, su tavai pirmą važiavai, kodėl taip išėjo tavo antrą vietą? Sukęs karburatorius. Atsuko karburatorių lakštelis ir sustojo. Ir reiškia, kažkur tai tu užgesai, sustojai, taip? Penktos starto pozicijos startuoja Gardėsijos komandos lenktynininkas Ramūnas Šepkauskas. Žalias šviesoforo signalas, jokių netikėtumų, pirmuose metruose. Na, Ramūnas Šepkauskas startavęs iš penktos pozicijos jau važiuoja trečioje vietoje. Specialus prizas už absoliučiai greičiausiai pravažiuotą ratą lenktynių metu atiteko Ramūnui Šepkauskui. Gardėsio komandos prizą įteikė Marijampolės miesto meras Vidmantas Vasiliauskas. Susirinkę įvairių šalių sportininkai bene geriausiai žinojo Formulės Baltic meistrą Ramūną Šepkauską. Išsaugojau savo tą pirmą vietą absoliučiai įskaitą, bet labai sunku. Tikrai teko padirbėti. Šalių žiedinių lenktynių čempionato etapą susirinko Latvijai, Estai, ko nepasakysi apie lietuvius. Ginti Lietuvos garbės stojo vienintelis tautietis Ramūnas Šepkauskas, dėl daugybės pergalių pelnęs lietuviško Šumacherio pravardę. Iki šio etapo starto Ramūnas pirmavo Baltijos čempionate, lenkdamas Estą Erko Valbomą tik 2 taškais. Man tai buvo nauja trasa. Penktadienio vakare, kaip visuose trasose leidžia treniruotės, čia neleido nei vieno rato. Ir teko tik tai šeštadienį pasitenkinti 15 minučių treniruotę ir atsistoti į startą. Į kvalifikaciją, ta prasme, beveik be treniruočių. Tai gavosi 15 minučių treniruočių ir 15 minučių kvalifikacijos. Tai yra labai mažas laikas priprasti prie naujos trasos. Vienintelis pretendentas į čempionus Formulės Baltic meistras Ramūnas Šepkauskas turėjo užduotį finišuoti, neatsilikdamas nuo savo konkurento Esto Erki Valbomo daugiau 2 vietomis. Šią užduotį įvykdžius Lietuva gautų pirmąjį istorijoje Baltijos šalių čempioną. Valbomas pernelyg daug nervinosi, klydo ir nesugebėjo Ramūno pavyti nei pirmajame, nei antrajame važiavime. Tiesa, antrojo važiavimo paskutiniuose ratuose jis visiškai priartėjo prie Šepkausko ir ėmė mėginti jo nervus. Tačiau sportininkas nepasidavė ir finišavo pirmas.
būtent šis sezonas tai atėmė velniškai didelį kiekį ir pinigų, ir pasiruošimo laiko, nes 11 lenktynių savaitgalių serijų, tai yra velniškai daug, ir automobilių didelė apkrova. Ir man pačiam kaip lenktynininkui atėmė labai daug sveikatos, galima sakyti, nes tas atrodytų, kad važiuoja tenais 120 km per lenktynės važiavimo metu, ta prasme, bet tai yra tikrai velniškas krūvis ir per savaitę laiko vėl atsistatyti save ir automobilį, tai yra labai labai sunku. Tai tikrai pats sunkiausias projektas per visą mano istoriją, tikrai labai jaučiuosi laimingas. gretas įsiveržė ir Vilniaus visureigių klubo. Vieni geriausių lenktynininkų Darius Šipkauskas ir jo šturmanas Tomas Šipkauskas. Masiniai nemalonumai Prastoje. Pirmieji čia įstringa broliai Šipkauskai. Lenktynių pabaigoje aštrėjo kova dėl prizinių vietų. Ester 3 klasėje pretendavo 2 Vilniaus visureigių klubo automobiliai. Ramūnas Čepkauskas taip pat žada dalyvauti Visagino ralyje. Jam šturmanaus Tomas Šipkauskas. Ramūnai, Tomai, ką daro žiedininkai žieminio ralio trasoje? Žiedininkai žieminio ralyje treniruojasi vasarai. O jūs jau kartu važiavot Panevėžio 500 metų jubilėjaus ralio sprinto varžybas. Nu ir kaip, nebaisu buvo? Nu ne, buvo pirmas kartas, bet buvo labai smagu ir susikrėtėm tą ligą ir, sakant, bandom dalyvauti toliau. Kaip seksis, žiūrėsim. Iš tikrųjų, tai užkrėtė būtent Panevėžio ralis. Galvojom, pravažiuosim Panevėžio ralį, nes ten buvo asfaltiniai greičio ruožai ir galvojom, tom pasitenkinsim. Bet po to kažkaip tai praėjo porą mėnesių ir kažkaip tas Visaginas pradėjo jau kalbėti apie Visaginą ir taip su Tomu mes jau pradėjom kalbėti apie Visaginą. Ir iš to jis rituliavo, aišku. Tai vakar važiuoti naktį buvo pakankamai sunku? Pakankamai sunku buvo važiuoti, kadangi tikrai mes, tarkim, ralio patirties, iš ralio pusės patirties nebeturim, nes visgi tai reikalingas įdarbis tarp šturmano ir lenktynininko, mums pirmas ralis, nes naktį reikia tikrai tiksliai pasakyti viską. Važiavo su BMW automobiliu ir antrą vietą užėmė Ramūnas Čepkauskas ir Tomas Šipkauskas.